Gavėnios kelionė. Sustiprinkite savo širdis. Mintimis dalinasi Kristaus Karaliaus parapijos klebonas kunigas Virgilijus Poškus. Sveiki, esam kovo 2 dieną, šeštadienis ir Dievo žodis mus pasitinka su Evangelijoje kalbėdamas apie sūnaus palaidūno sugrįžimą. Evangelija štai ką sako. Jis kalbėjo toliau. Vienas žmogus turėjo 2 sūnus, kartą jaunesnysis tarė tėvui, tėve atiduok man priklausančią palikimo dalį. Tėvas padalijo sūnums turtą, netrukus jaunėlis susiėmęs savo dalį iškeliavo į tolimą šalį. Ten palaidai gyvendamas išeikvojo savo lobį. Kai viską išleido, toje šalyje kilo baisus badas ir jis pradėjo stokoti. Tada nuėjo pas vieną šalies gyventoją ir stojo jam tarnauti. Tasai jį pasiuntė į laukus kiaulių ganyti. Jis geidė prikimšti pilvą bent ankščių jovalo, kurį ėdė kiaulės, tačiau nė to jam neduodavo. Tada susimastė ir tarė, tiek mano tėvo samdinių apščiai turi duonos, o aš čia mirštu iš bado. Kelsiuos, eisiu pas tėvą ir sakysiu, tėve, nusidėjau dangų ir tau, nesu vertas vadintis tavo sūnumi. Primk mane bent samdiniu. Jis pasiryžo ir iškeliavo pas tėvą. Tėvas pažino jį iš tolo, labai susigraudino, pribėgęs prie jo puolė ant kaklo ir pabučiavo, o sūnus prabilo, tėve, nusidėjau dangų ir tau, nebesu vertas vadintis tavo sūnumi. Bet tėvas įsakė tarnams kuo greičiau atnešti geriausią drabužį ir apvilkti jį, užmautit jam ant piršto žiedą, apautit kojas, atvestit nupenėtą veršį ir papjautite, puotaukime ir linksminkimės. Nes šis mano sūnus buvo miręs ir vėl atgijo, buvo pražuvęs ir atsirado, ir jie pradėjo linksmintis. Tuo metu vyresnysis sūnus buvo laukuose. Jis pasišaukė tarną ir paklausė, kas čia dedasi. Tas jam atsakė, sugrįžo tavo brolis, tai tėvas liepė papjauti nupenėtą veršį, kad sulaukė jo sveiko. Tada šis supyko ir nenorėjo eiti namo. Evangelija toliau tęsiasi kalbėdama apie pokalbį tarp tėvo ir vyriausiojo sūnaus. Šiandien iš tikrųjų Dievo žodis pasitinka kiekvieną iš mūsų, galėtume sakyti, 2 tokiais pagrindiniais klausimais. Ar tikiu, kad žmogus gali atsiversti, suvokti savo klaidą ir kad tas atsivertimo momentas yra gyvenimą perkeičiantis momentas. Vienas pavyzdys. Prasidėjus žiemai, vos tik užsidengė plonas ledas, vienas 8 metų berniukas sugalvojo tiesiog pačiužinėti. Nors tėvai ir šalia esantis draugai perspėjo, kad plonas ledas. Ir nutiko kaip nutiko ir jis įkrito. Iš tikrųjų labai vargo, kol jis galiausiai jam pasisekė išlipti. Ir va toks sušalęs, visas virpantis, grįžta, parbėga namo, ir mama pradariusi duris mato vaiko išsigandusias akis. Į viską supranta, nieko neklausinėja, tučtuojau nurengia, tučtuojau susupa į šiltą kaldrą, duoda karštos arbatos ir kai grįžta vyresnysis sūnus, siunčia į parduotuvę ir sako, ko norėtum, kad mes tau nupirktume, ką norėtum skaniai pavalgyti. Ir vyresnėlis pyksta ant mamos. Kodėl jį šitaip elgiasi, kodėl jį nebumba ant to jaunėlio. O mama, matydama iš tikrųjų sūnaus akis, jis suprato, kad vaikas išsigando ir suprato, kad gyvenime daugiau taip nebedarys. Evangelijoje sūnus palaidūnas lygiai taip pat, vaizdžiai tariant, grįžta ir pirštų rodo savo už nugaros ten, kur nuodėmės tikrovė, sakydamas, ten gyvenimo nėra. Anksčiau, kai pagunda iš tikrųjų prakalbino jo širdį, jis galvojo, kad ten bus linksmybės, ten bus gyvenimo apščiai. Bet taip veikia pagunda kaip gera reklama. Patyręs ir išgyvenęs, kad ten gyvenimo nėra, jis sugrįžta atgal. Antras momentas, kuris yra be galo svarbus, į kurį reikėtų atkreipdėmėsi, apie vaistus nuo nuodėmės. Kai tėvas išgirsta ir pamato, jog sūnus suvokė ir suprato, kad nuodėmė jį apvogė, ir vietoj žadėtos laimės liko tik tai tuštuma, savo sūnaus širdį tučtuojau gydo ne moralizavimu, kaip norėtų vyresnysis sūnus, bet džiaugsmu.
sodina prie stalo, pakviečia muzikantus, paruošia skanaus valgių. Vyresnysis sūnus, matydamas, kaip tėvas gydo jaunėlio širdį, jis piktinasi šituo dalyku. Nuodėmė visada ateina kaip pagunda siūlydama daugiau gyvenimo. Tačiau žinom ir daugelis iš savo gyvenimo patirties, kad tai yra viso labo tik apgaulė. Štai kodėl šiandien klausydamiesi apie Dievo gerumą, apie jo ieškojimą ir jo kantrumą kiekvieno mūsų atžvilgiu, įsiklausykim į tą kvietimą sugrįžti į tėvo namus. Nes sugrįžę į tėvo namus mes pamatysim, kokia laisvė, kokia laimė laukia. Juk Jėzus sako, aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, kad apsčiai jo turėtų. Tad tegul šita diena būna vieta, kai Dievas prakalbins kiekvieno mūsų širdį, kai mes tiesiog žiūrėsim į savo vidų ir leisim Dievui iš tikrųjų sugrąžinti tuos tėvo namus, kur gyvenimai yra apsčiai. Kristaus karaliaus parapijos klebonas kunigas Virgilijus Poškus. Gavėnios kelionė.